Įsivaizduokite, kad jūsų droną galima identifikuoti taip pat kaip automobilį pagal numerius. Skamba keistai, o tai vadinama Remote ID. Tai tarsi drono skaitmeninė ID kortelė, kuri leidžia realiu laiku matyti, koks dronas skrenda, kur jis yra ir kam jis priklauso. Remote ID įdiegtas tam, kad skrydžiai būtų saugesni. Jei mieste skrenda keli dronai vienu metu, be Remote ID būtų sunku susekti, kuris jų yra kieno. O dabar teisėsaugos ar oro erdvės priežiūros institucijos gali nustatyti, kas yra už kiekvieno skrydžio. Tai suteikia daugiau skaidrumo ir saugumo tiek pilotams, tiek visiems aplinkiniams. Nuo 250 gramų svorio visi dronai privalo turėti Remote ID. Jei perkate naują droną, dažniausiai ši funkcija jau būna integruota gamintojo, o jei turite senesnį modelį, gali pakakti atnaujinti programinę įrangą, jei tokį sprendimą siūlo gamintojas. Svarbu suprasti, kad Remote ID ne tik privalomas pagal taisyklės, bet ir taip pat naudingas pačiam pilotui. Tad nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tik dar vienas reikalavimas, Remote ID yra žingsnis skaidresnio ir saugesnio skraidymo link. Tai tas pats, kas automobilio numeriai. Be jų neįsivaizduotume eismo keliuose, o dabar tokia tvarka atsiranda ir ore.